aš dar nesigalvoju, ką aš jums pasakysiu, bet aš labai greitų laikų sugalvosiu. Taip. Ne, ten nereikia. Taip, dabar aš turiu jums pasiūlymą. Mano katė, Misė, Virėvina. Pilvas jau biškį matosi. Ir jinai nori jums atiduoti savo kačiukus. Taigi nepalikite likimo valiai jos mažus kačiukus. Mes nes mums reikės juos atiduoti į prieglaudą. Taigi matot, kokia jinai mažiukė, gerutė katytė. Turės labai gražių katinų. Nemanšė, Kristi. Nemanšė. Taip, va. Jinai labai gera, va, tokia. Хвостик такий. Va. Tokia ryža biški. Čeka nedovольна. Biški dabar nenuotaikoj. Nenori su jumis bendrauti biški. Nu, žinai, nes čia tai būna. Turiu jums naują pasiūlymą. Palaukit. Котов, ты, конечно, всех поколей. Kitas kačiuko neturės, bet užtat jūs galėsite jį paimti. Вставай! Mėsa! Чисто спи. Va, žiūrėkit, kiek mėsa pas jį. Šapšlyką gerą padarysi. Jis biški dabar numiegojo, tai žinot, biški nenuotaikoj. Вставай! Čia kot собака. Tai va, jis biški toks nervuotas, bet aš jums atiduosiu nemokamai tokį katiną, bet už tą šapšlyką gerą galėsit padaryti. Taip, veidrodėlis. Princesės veidrodėlis. Taip, ne, aš jums netiduosiu. Telefoną man. Ei, nu. O, žiūrėkit, šitą galėsiu. Žiūrėkit, čia Karolinos telefonas, aš jį galiu atiduoti už 3 litus. Taip.